Kai velniai ir raganos pagaidžių miško tankmin sulindo, pro vienos vanduo jų pėdsako savo vandeniu nuskalavo, o virš dvaro pirties saulė patekėjo, atsivėrė vartai sveteliams tikros lietuviškos pirties išsiilgusiems, antrą kartą per Lietuvos istoriją pirties dienos skambesį išgirdusiems. Приходи, покупай, веселись, живопись. Живопись yra vienas žodis. Va. Taigi, prašau, druska. Druska yra visko pradžia. Netgi velniam ir raganom mes visada druską beriam ant uodegos, kad išvarytų blogą dvasią. Tai va, pirty druska yra būtiniausias dalykas. Jūs matote, čia yra su visom žolelėm. Teisingom žolelėm. Tai jaunimui. Svečiai į dvaro pirties kiemą plaukė srauniai, kaip ta praviena aplink lankus sukdama ir po pirties įkaitusius savo vėsiu vandeniu gaivindama. Pakeliui pirties link karaliai druską pjaustė ir nekaltas mergeles apžavų gėrimų girdė, kad gražesnės, meilesnės, sukalbamesnės būtų. Celebram. Nebojatės, Kitataučiai bandė lietuvius jėgai veikti, kad pirtyje daugiau vietos liktų, bet mūsiškiai stiprūs vyrai ištvėrė ir lyg naujų jėgų įgavę pirtimi mėgavosi. Pirties arbatos. O kam stebuklingo pasukų gėrimo, ne vieną svečią ir pirties mylėtoją nuo alkio išgelbėjusio. Pirties kieman užklydusias moteris, žolininkės ir žiniuonės savo globon ėmė, gyvenimo vargus nuo veido plovė, stebuklingais tepalais tepė. Mes su hidroletu nuvalom, paruošiam veidą. Dabar darysim gintaro kaukę. Priskaistina, jaunina veidą, išvalo pigmentinės dėmes. O žmogeliukas, kuris pasėdi 15 minučių ir užžiūna ir nusivalo, jinai gražiai, jos nereikia plauti. Po to atrodo kaip kūdikio oda, iš naujo gimęs jaučiasi. Molio, sėlenų, daigintų kviečių yra ir agurkai. Tiek sultis, tiek paprasti agurkai išspausti. Tai yra gintaras, taip? Ir gintaras yra. Kuo kitas gintaras yra? Gintaras šviesina odą, minkština, pigmentinės dėmes šalina, jaunina ir kai pasėdi žmogus ir po to mes ją nuvalom, paliečia veidą ir sako, aš jaučiuosi kaip kūdikis. Tai gerai, aš noriu užsipakti. Noriu savaitėjimo, jo? Noriu savaitėjimo. Ne vieną vyrą lietuvį pirties kieman užklydusi, moteriški apžavai ir rankų švelnumas iš proto vedė. Jėgas ir kalbos dovaną atėmė ir visiškai jų valiai atsiduoti privertė. Tačiau kitataučiams ne taip pasisekė. Jų moterys piktas dvasias iš savo vyrų vijo, pliauskas per jų kūną rideno, pagaliais ir skridiniais padus ir šonus minkštino. Vyraigi maloningesni buvo, užtat kad lietuviai. Tie tai savo moteris myli, švelniai šonų žilvičio vitelėmis paglosto, užliūliuoja ir palaiminga šypsena jų veide išsiskleidžia. Bet pamaloninę nepamiršta ir prekiai siūlyti. O čia atvirkščiai, surištas torgalis, o dirbi su plongali, su plonais galiukais. Čia, pavyzdžiui, jeigu moterim dirbti, jau čia bus rankom nepatogu. Ir netokios vibracijos. Dabar jeigu ant jūsų, jeigu ant jūsų šitą labiau taip kažkaip, ar čia kitokia?
Ne, čia yra rištas torgalis, sumušit su plongaliu, taip kaip šitas. Prašau, kokias norite. Bet tai sakau, Žinokit, kad šito. jeigu dama norės jums daryti tą patį, ką jūs jai, Nu tai vienas kitam atsilyginsim. tai Šitos gal žinokit Prašau. geriau. prašau. Ačiū, ponas. O kas čia per tas materialas? Žilvitis. Vantų rišimo varžytuvėse ir vyrai, ir moteris šakeles rūpestingai dėliojo, lapelį prie lapelio derino. Kas kaip mokėjo, tas taip vantas rišo. Viskas tiko, kas Rumšiškių miške auga. Visi smaginosi kaip išmanydami. Tik Latvijos pirties gurų vaikščiojo gerai neišvanotas, dvaro pirties garo dar nepamiluotas, nuo kosulio neišvaduotas. Bet užtat su vantomis mielai pozavo. Ir mes ten buvome, viską matėme, viską girdėjome. Pirtyje nesėdėjome.